Na, kūs veikia, kūšindėjai. Parduodu, va. Einam, parodysiu. Kas čia per priekabą. Nu, neprasuk video, turiu pasiūlymų. Tai, va, parduodu priekabų. Kaina tarp 6,700 gal norėčiau. Kažkas tokia. Tai ir duosiu dovanų prie priekabas. Duosiu Kamada Bona kepsninį. Atiduodu prie priekabas. Padėvėta, bet mums nebereikalinga stovi, tai atiduodu prie priekabas. Tiek to. Nu, prie kabytę stovi padanga, žiūriu, tuščia senai jau. Reikia pripūst. Op. Įsileidžia, čia yra be kamerų sumontuota. Ir kai montavant barabaną dažų buvo labai atsilupusių. Na tai praleidžia, reiktų išmontuoti, sušveist barabanai gerai. Šiaip laiką, bet ką žinau, per savaitę išeina. Stovėjo visų žiemų. Nu, tai kų noriu parodyti prie kabytį, kažkada gal ir rodžiau. Tinka jinai prie keturačio, tinka ir prie traktoriuką, tinka ir prie mašinas. Nėra dokumentų tik tai, jis yra savadarbė. Čia lapų pridrybį. Tai va, čia yra savadarbė priekaba, aš jau kažkada pasidariau. Tai man jinai šiaip nebereikalinga, jau senai nebereikalinga, stovi. Tai, ką žinau, parduodu. Senai aš jau buvau skelbimi kažkada įdėjęs, gal už 800. Buvo keli pažiūrėjo, bet nepirka, tipo per brangu. Nes šiaip rimta, tvirta rėma, va. Viskas yra savadarbė jinai daryta. Darėm balansyrus. Ratus na žaliapės traktoriuką perdariau. Nutekinam ašį, padarėm ant guolių. Čia vienas guolis ir anoj pusėje ant 2 guolių. Ir ištekinam stūpicas, tada išpjovėm, įvyrinam. Nu, ratai tai rimtai čia, laikys, nes gali pakrauti normaliai. Tai va, verčiama jinai. Silibiotki, va, tų trosų suki ir verčia jinai. Va, nusileidžia. Ir tokie vat gaunas. Taip, dugnas jūrinį plokštį įdėjau. Bortus pasiskolinau iš Neptun priekabas, tokios kubilų darėm, tai nuėmėm bortus. Lygas kardos, tai pasidariau. Čia surivyrinau rėmų. Įsidėjau, vat kaip tik tai gavas. Tai va, nu aš būdą žvyrą čia veždavausi jų. Galinis bortas yra. Vat, irgi toksai užsimauna. Užsikabina. Atsidaryt gali šimt. Tai va, nu man nereikalingas stovi, vat. Kaip matot, kas da čia. Nežinau, nu tai va. Rėma storis. Čia vat zavieckai padaryti švertimui. Tai va, ką žinau, jeigu kų domina, galit pasimti. Aišku, gaila darbo įdėta, bet kas kad stovi, jinai čia nereikalinga. Tai va, gal kažkam jinai bus naudinga. Tai va, tai jau dabar čia pasižiūrėt biškį pripučiau padangas.
Tai va, kuo daugiau apie jų nežinau nieko va. Šitų va, jaučiu irgi parduosiu, nes man nebereiks, jis per mažas tampa man. Stovi nereikalingi daiktai, tai sakant, geriau atsikratyti jau, kad nebeužimtų vietos. Tai va, kažkam gal pravers. Tai va, tiek. Aida va, Komoda Bona mini, mum per mažas. Ir va šitų pridėsiu dovanų prie priekabas. Mum yra ant per mažas, tai kučias tavęs atiduodu prie priekabas. Labai, kaip sakant, labai nemėgstu apsikraut daiktais, kai stovi nereikalingi, tai geriau kažkam atiduoti malam. Tai va, reikia šonai nugenėti. Visas pakraštys ir viršus, paskui viršų vėliau, dabar paimsiu šonų. Va, biškį pradėjau jau. Tai va, pagal idėjų turi būti tiesiai. Ten seniau krūmas buvo nupjau, dabar ištiesinsim visiškai. Akų naudosma, va tokį devaltų naudosma. Akumuliatorinis. Būtų gerai, kad jis ilgintų, bet daugiau jans neįsilgina. Būna ir ant teleskopo. Na, bet turim tokį gerai ir toks. Tai va, taip ir dirbam. Anoj pusėje dar yra 3-4 dar eglas ir tenai reiks padaryti. Nu, ku. Nupjoviau šonus. Dabar reikės pjauti viršų, reikia atsivežti bakštelį turiu. Pats darė specialiai ant priekabas, važiuoji ir pasieki viršų. Kažkas tiesiai panašiai. Gal tiesiai, gal gerai bus. 2 metai nepjauta, nes šiaip būda kas metus nupjaunu. Pernai pralaidžiau. Nebebuvo kada. Nu, sniegą tai gal nebebus jau. Reikia nusikabinti buldozerį šitam. Nu va, šitas atskabina. Šitą virvį reiks nuimti, dabar jas nereiks. Čia irgi greitas nuėmimas. Vienas kaištelis. Biškį rankų trūksta. Kai filmuoji, tai būna. Jo, kaištelis vien žemė, kitas. Viskas skyda žemė. Susirenkam kaištelius, neišmėtam kitiem metam. Jeigu reiks dar. Šiaip nežinau. Gal kaip ir parduosiu šitą traktorių, nes nežinau, gal kaip ir nebėra labai jo reikia man. Šiaip nežinau, nu, matysiu vasarą tikriausiai, jeigu kam domina. Nežinau, šiaip viskas tvarkingas. Freza yra. Šiaip yra padargų, yra freza, yra vagatuvas ir
bulvių sodinama vienvagė. Tai jau bulvių sodinamų galėsiu parduoti vienvagį, jeigu kam reikia, nes aš dvivagį pirksiu, man biški reiks didesnės. Nu, ant Belarusą kabinsiu. Tai va, šiaip jiem kam įdomu, galit pasiūlyti kainų. Nežinau kainos aš jo. Tai, nu, pagalvosiu, ar parduosiu ar neparduosiu. Šitą skrėmulį žemėn. Taip, čia reikia. Nu, priekis neoriginalus, čia savadarbis, lempa savadarbės, nes kaip pirkau nebuvo visą priekį. Nu, sudaužytas buvo. Vežant gal iš Japonijos buvo, nu, nedalių nebuvo, galvau susilipdyta. Tai tokį padariau. Sako, autros uždėsiu, bet taip ir baigiau valymą sezonų su šituo, su virvė. Laikė gerai. Tai va, tuoj čia nusiardau irgi visko. Užsidedu traukį. Ir, nu, neužilga reiks ir frezą prisikabinti, prasifrezuot biškį. Dirva. Šitas kranšteinas. Salnikas leidžiama. Čia reiktų pasikeisti salnikas. Nestipriai, bet rasoja. Uždėsmas svorius. Svorį ir šalygatvė bortai. Nu, gal 2 dabar užteks. Nu, va, svoris įdėti, viskas paruoštas. Kravimo darbam. Nors kroviu ir suskydu biškį priekį kelią. Jeigu integruotas pečias, tai bet pakrauni. Tai va, pinigų kiek? Pinigų matai, na kągi, kiek tie... nežinau, kiek pinigų iš tikrųjų reikia žiūrėti, kiek jie vaikšta dabar, aš pats nežinau iš tikrųjų. Tai dėl kainos pagalvosma, jeigu jį parduosma. Tai va, tokias žinias, einam toliau. Nu, kudą atvarėm, reikia išpilti priekabą malkų, nes ten irgi jau sukapota.
Baloj pastačiau, baigė išdžiūt. Va, priekabą išpiltą, priparkuojam čia kažkur ir viskas. Noriu šitas priekabėlas įsikraut bakštelis. Nu, bakštelis beveik vietai, tai jau nelip gali aukštai. Jeigu kas gaudys man, biškį reikia pavaržyti, nes atsilaidė medvaršį. Va, yra bulbių sodinamoji vienvagė, nauja, kurių čia metų, nežinau, iš margučių. Tai kiekgi čia mes pasodinam? 10 arų per kelis metus. Kaip nauja viskas dar.
Tai jinai tapa per maža. Mums reiks didesnės, tai parduos šito. Jeigu domina irgi. Tai va, visiškai nauja jinai dar. Vana ratų dažai net nenustrynė. Nieko nepasadinęs. Tai tiek šiam kartui ir iki kitų video.